Turbūt sutiksite su manimi, kad naujoji fizikos ugdymo programa kelia nemažai iššūkių ir mokiniams, ir mokytojams. Siekiant padėti sklandžiai gyvendinti šį pokytį, leidykla Briedis kartu su autoriais pagal atnaujintas 22 metų bendrasias programas parengė atnaujintus fizikos vadovėlius, kurių turinys, struktūra ir veiklos grįstos kompetencijų ugdymu. Taip, kas yra spektras? Jeigu neteko dirbti ir vartyti to vadovėlio, tai trumpai norėčiau paminėti tokius pagrindinius akcentus. Tai yra nuosekli fizikos vadovėlių serija, atnaujintas fizikos programos atitinkantis turinys, kompetencijų ugdymo orientuotos struktūrinės skyriaus dalys, diferencijuotos ir specialiais simboliais pažymėtos užduotis, taip pat tyriamieji, praktiniai darbai ir eksperimentai, įdomioji fizika, skatinanti mokinių motyvaciją mokytis gamtos mokslų. Šiandien mūsų tikslas pristatyti labiau apie 9 klasę, kalbėsim apie tą vadovėlį, bet taip pat norėčiau pasakyti, kad yra trečiasis jau šitos serijos vadovėlis. Kaip matote, 24-25 metais mes atnaujiname savo vadovėlius ir yra išleisti 7 klasės ir lietuvių ir lenkų kalba vadovėliai, taip pat 8 klasės 1-2 dalis irgi yra išverstos šios dalis abi vadovėlio. Na ir planuojam taip pat Spektros 9 klasės vadovėlį lenkų kalba išversti. Na ir kadangi mūsų vadovėlių serija yra 7-10 klasė skirta, tai vat planuojam 26 metais taip pat parengti Spektro 10 klasė 1 ir 2 dalį. Toliau aš norėjau pristatyti jum Spektras 9 pirmos dalies turinį. Pirmoji dalyje pas mus yra net 31 tema. Antros dalies, čia norėčiau parodyti, yra likę skyriai 5, 6, 7, 8, 22 temos. Tai iš viso yra 53 maždaug temos. Tai tikrai optimalus variantas dėstant fiziką, ne per daug, ne per mažai, kadangi, kaip žinome, turim 30% skirti laisvai pasirenkamom temom. Tai dabar tikrai matote prieš savo akis parodytos visos ir skyrių pavadinimai ir visos temos. Tai viena gal sunkiausia būtų, tiksliau ilgiausias skyrius 2. Tai dėl to, kad mes čia prijungėme taip pat ir šiluminius variklius į šitą skyrių. Na ir jeigu mokytojai, tarkim, sakytumėte man, kad per ilgas skyrius ir tikrai bus mokiniams sunku kontrolinį darbą kažkokį parašyti ir atsiskaityti, tai tikrai jūs esate kūrybingi ir galite tam tikrų metų galbūt dalį skyriaus skelti ir kad mokiniai atsiskaitytų už vieną dalį vienos pamokos metu, kitą kartą praėję visas skyriaus temas atsiskaitytumėte ir mokiniai atsiskaitytų ir už antrą šio skyriaus dalį. Kaip matote, yra skirtingom spalvom pažymėtos visos mūsų tos vadovėlio struktūrinės dalys, tai laboratorija, įdomioji fizika, išbandyk, spektras plus, temos, santraukos, pastikrink, na ir gale dar yra pateikiami vadovėlio, būtent šitie visi priedai, atsakymai ir taip toliau. Dabar tai, kaip minėjau, čia antros dalies jau temas, jūs galite pamatyti, pasižiūrėti, kas liko pas mus antroje dalyje perkelta. Leidyklos Briedis vadovėliai visi laikomės tokio tęstinumo, būtent, kad kiekvienam vadovėlyje, ar tai būtų istorijos, ar geografijos, mes turim tą pačią maždaug struktūrinę sandarą, metodinį tą visą aparatą. Kiekvienas skyrius yra pradedamas įvadiniu skyriaus atvartu, tada eina pagrindinės temos, spektras plus temos, išbandyk puslapiai, laboratorijos, įdomiosios fizikos ir santraukos bei pasitikrink rubrikos. Tai kaip norėčiau trumpai paminėti būtent, ką jūs jau ir matote ekrane, kad įvadinis puslapis tai būtent yra trumpas tekstas, supažindinantis su nagrinėjamomis temomis, keliami kažkokie klausimai susiję su tuo turiniu, būtent kurį bus nagrinėjami, kokios bus užduotis ar klausimai nagrinėjami. Na ir tada šiek tiek kaip ir užvedantis ant kelio, apie ką mes kalbėsime. Pagrindinės temos visos atitinka ugdymo programą. Dėmesys dalykiniams gebėjimams, žinioms, ugdymo kompetencijoms šiandien yra
tikrai atliepiamas. Na ir Spektras Plus temos yra ne pagrindinės, tai yra laisvai pasirenkamos temos, 30% būtent jūsų pasirinkimui. Tai yra įdomios temos žinių gilinimui, fizikos pažinimui ir skatinti mokinius gamtos mokslų labiau rinktis profilį. Išbandyk ir laboratoriją, kaip matom, čionais jau iš tų nuotraukėlių galim suprasti, kad tai yra, kadangi fizika yra eksperimentavimo mokslas, negalime jo įsivaizduoti be įdomių bandymų, tai čia yra atskiros tokios vat, būtent rubrikos ir kuo jos skiriasi, tai šiek tiek vėliau pasakysiu, plačiau pristatysiu. Dabar tiesiog matote, kad čia yra trumpesni bandymai, o čia vienas yra koks nors didesnis, kuris pagal programą gali būti atliekamas pamokos metu. Įdomioji fizika tai yra ir mokslininkų biografijos, ir įvairūs faktai, reiškiniai, fizikos istorija pateikiama, skatina mokinius domėtis tuo mokslu ir aišku plėsti pažinimo, kultūros kompetencijas. Tai šitie puslapiai yra ne baltam fone kaip šitos pagrindinės temos, o tokiam spalvotam. Jūs galite ir mokiniai labai lengvai atskirti, nes vėlgi yra ir pavadinimas žinoma. Na ir skyriaus santrauka ir pasitikrink, tai kiekvieno skyriaus gale yra šitos dvi rubrikos, apie jas irgi plačiau pakalbėsiu, dabar tik trumpai, vat, matot, parašiau, kad yra sąvokos, formulės, dėsniai, kartojimas, apibendrinimas, na ir tada žinių įtvirtinimas. Tai va, tai tiek. Dabar toliau norėčiau paminėti lygiai taip pat ir, kad vadovėliuose yra gausu būtent uždavinių sprendimų pavyzdžių, kadangi žinom, mes tie, kurie dirbat mokykloje ir suprantate, kad didžiausia problema yra uždavinių sprendime, mokiniai nemoka tai gražiai tvarkingai užrašyti sąlygos, kas ten duota, ką reikia rasti, tai galbūt formulės neužrašo, tai atsakymo, tai kažkokių tai, tarkim, matavimo vienetų pasivertimo, tai vat, mes čianais vat, šituose vat, būtent blokuose uždavinių sprendimo pavyzdžiuose pateikiame būtent siūlymą sprendimui, kaip, kad jis išmoktų tas mokinys, kad suprastų, kas po ko seka, ką reikėtų užrašyti, ko reikėtų nepamiršti padaryti. Tai va, tai čia yra pavyzdžiai iš mechaninio judėjimo ir čianais yra pavyzdžių uždavinių, jūs matote prieš savo akis, iš šilumos fizikos, šiluminė fizika. Toliau dar norėčiau paminėti, kad būtent vadovėlyje, ko nebuvo anksčiau pirmoji serijoje spektro vadovėlių, tai dabar mes tokią kaip naujovę įdėgėme. Vadovėliuose yra užduotis visos suskirstytos pagal sudėtingumą ir pagal veiklos pobūdį. Tai matot, jeigu yra šalia užduoties va toks va tuščio viduris rutuliukas, tai reiškia, kad čia yra lengvesnė užduotis, tada vidutinio sunkumo ir sunki. Na ir čionais pagal ikonėlę jau galim suprasti, kad tai yra darbas grupėse. Šitas, kur 3 žmogeliukai, kur 2 žmogeliukai, tai yra darbas poromis, užduotis raštu, tai yra rašiklis, užduotis žodžiu. Na ir jeigu matome štai tokią, vat, būtent ikonėlę ir simbolį tokį, pavyzdžiui, kaip ir šiandien, vat, matote, ar šioje vietoje, tai reiškia, kad tas mokinys šitą užduotį atlikdamas turėtų arba vadovėlio iliustraciją naudotis temoje toje, kurioje yra tas klausimas, arba jisai turi matyti, vat, kaip ir šiuo atveju pasižiūrėti paveikslėlį ir, tarkim, vat, kaip čia rašo, padėti policijai išsiaiškinti, kaip buvo sužalotas žmogus. Jisai turėtų nagrinėti tą klausimą, remdamasis, reiškia, iliustraciją ir atsakyti į tą klausimą. Na ir aišku, turime tokių simbolių būtent pasitelkti internetą, praktinė užduotis, parengti pristatymą, tyriamoji veikla. Tai jeigu matome tokias užduotis, tai aišku, jau čia reikėtų pagalvoti, kokiem mokiniam užduoti tą klausimą, užduoti pateikti, padaryti ar atlikti kažkokį, kadangi tai yra jau didesnis, sunkesnis darbas ir reikalaujantis pastangų, galbūt jį reikėtų atlikti grupėse. Tai va, na ir dar norėčiau paminėti, kad dabar vadovėlė tikrai rasite vat, įvairiausių ar lentelių kažkokių tais, vat, kaip čia, ar pavyzdžių, ar iliustracijų ir galėtų būti įdomesni namų darbai, tai tikrai mes atnaujiname tuos ir klausimus, stengiamės, kad būtų patrauklesni ir mokytojui, ir mokiniui, kad būtų įdomiau atlikti tuos namų darbus.
norėčiau trumpai pasklaidyti tą patį vadovėlį. Šiek tiek plačiau paėmiau pavyzdį jėgų skyriaus. Na ir kaip minėjau, jau kiekvienas vat, įvadinis puslapis, to skyriaus puslapis prasideda tokia kažkokia iliustracija susijęta, aišku, su tuo tekstu, kaip ir čia matot, vat, siūloma mokiniam prisiminti atrakciono parko, kada jis važinėjosi, kokios buvo veikiamos jėgos ir panašiai. Na ir čia pateikiame keletą klausimų iš tų sakinukų, tiesiog ką jisai tame skyriuje darys, ko išmoks, kokius tyrinėjimus galbūt atliks ar ką sužinos. Mokiniui tiesiog įtraukti į tą mokymosi visą ugdymo procesą. Toliau matome pateiktą visą pagrindinę temą, tai vat šiek tiek kelis akcentus norėčiau paminėti, kad visos pagrindinės vadovėlio temos yra baltame fone. Pradėsim nuo to, kad jos sunumeruotos būna, pirmas skaičius rodo skyriaus numerį, antras temos numerį tame skyriuje. Kiekvieną temą mes trumpa įžanga, tokiu įvadu stengiamės pradėti, kad mokinys tiesiog kaip situacija pradėtų mąstyti, galvoti, kas ten bus šnekama. Na ir griežtai struktūrizuota yra tema potemiais, tai yra trumpomis dalimis, galbūt jūs aiškindami kažkokią temą galėtumėte, tarkim, sustoti ties tą vietą, kažką kitą pasakyti ar parodyti, panagrinėti iliustraciją, kad patogiau tiesiog būtų mokytis. Temoje kiekvienoje mes matome ir apibrėžiau aš jums būtent žodžius paryškintus, būtent jėga, Niutonas, dinamometras. Šioje konkrečioje temoje apie jėgas mes kalbame būtent čia turime omeny apie naujas sąvokas ir tos sąvokos yra atskirai dar paraštėse, visos yra parašytos vadovėlio būtent paraštėse kiekvienoje temoje, kad būtų patogiau mokytis, kad lengviau įsiminti būtų tas sąvokas ar kažkokį dėsnį, tiesiog mokiniui palengvinti ugdymosi procesą. Dabar svarbus įsimintinas tekstas gali būti matomas vat, būtent tokiuose fonuose, rausvame fone, į kurį reikėtų atkreipti mokiniui ir besimokydamasis jisai tikrai turėtų šitą dalyką vis pakartoti, pasižiūrėti, galbūt ir jūs priminti galite mokiniams, kad būtent šitam rausvame fone jūs žinote, kad yra svarbus tekstas ir jį reikėtų išmokti. Dar norėčiau paminėti vieną dalyką būtent apie tokį, vat, kaip daliniai kartotiniai matavimo vienetai, tokį dalykėlį, dalį vadovėlio. Tikrai nusprendėme, kadangi, nežinau kaip jūsų mokiniai, bet mano mokiniai, būtent aš 7-8 dabar kol kas klasėse dirbu, tai yra didelis sunkumas su tais matavimo vienetais kartotiniais ir daliniais, o tikrai jų reikės ir žiūrint į ateitį, toliau egzaminuose, pavyzdžiui, pasivertimas tų fizikinių dydžių matavimo vienetų yra reikalingas. Tai visur, kur tik tai yra kažkokia tais tema ir fizikinis dydis, mes tengiamės įrašyti ir įrašome būtent vat, tuos pasivertimus ir standartinę išraišką ir su skaičiais, su tais nuliais, kad būtų aiškiau. Jo labiau, kad dabar pas mus mokyklose labai daug yra mokinių, vis daugėja skaičius specialiųjų poreikių turinčių mokinių ir jiem irgi yra tas sunkus dalykas, galbūt kai kuriem ir nesunku paskaičiuoti, bet tie, kurie tikrai turi labai, pavyzdžiui, dėmesį sunkiau sutelkti ir kažkokį tai skaičius jam ten tos nulius suskaičiuoti, tai vat būtent tas palengvins, manom, kad tikrai jie lengviau skaičiuos ir išmoks tą padaryti, pasiversti vienetus. Toliau norėčiau paminėti ir, kad kiekviena mokomoji iliustracija, ar tai būtų šitam ar kitam kokiam puslapyje, jinai dažniausiai dirba, kaip mes vadiname. Tai yra užduotyse vadovėlio pabaigoje, temoje pabaigoje mes stengiamės parodyti būtent, kad čianais kažkokia iliustracija dirba, kažkokį klausimą reikia nagrinėjant pirmą paveikslėlį atsakyti. Ar šiuo atveju 5 iliustraciją, nagrinėdamas mokinys šitos dalykus, šitos iliustracijas, jisai sugebės lengviau atsakyti klausimus, tai būtent visos mokomosios iliustracijos yra stengiamės, kad būtų paprastos, aiškios, kur reikalingai kažkokie tais akcentai mes juos uždedame ar kažkokios nuorodas. Pavyzdžiui, šioje vietoje mes mokiname apie
jėgos vaizdavimą vektoriumi, tai vat, būtent kadangi tai yra naujas dalykas, tai visą kiekvieną, ar kur yra veikimo kryptis, jėgos didumas, veikimo taškas, stengiamės toje iliustracijoje ir parodyti ir atitinkamai kaip yra vaizduojamas tas vektorius, kaip mastelis realių matmenų, kad būtų būtent ta rodiklė irgi stengiamės tą įgyvendinti. Na ir visur kur tik tai bus iliustracijos, pavyzdžiui, ir juose žymimos yra jėgos, mes nusprendėm laikytis, kad yra raudona rodiklė, o šiuo atveju konkrečiai mėlyną pasirinkom dėl to, kad tas raudonas fonas šiek tiek jisai blaškė mus. Ir tikrai nelabai žymus buvo, bet toliau matysite temose, tikrai visur yra laikomasi tokia taisyklė, kad yra raudona rodiklė, vadinasi, tai yra jėga. Taip, na ir kaip jau minėjau, tai yra užduotis skirstomos pagal sudėtingumo veiklos pobūdį, tai vat visas jūs ir matote, kad yra išdėliotos simboliai tie ženkliukai skirtingi, ar tai būtų pilna viduris ar tuščia viduris. Žinoma, kiekvienoje klasėje yra skirtingų mokinių ir jūs juos pažįstate, galbūt net ir kitaip jūs sudėliotumėte, nes iš tikrųjų kartais dėliojant, nustatant, vat, koks tai yra lygis, yra sunku pasakyti. Vieni mokytojai, tarkim, galėtų sakyti, kad šitas per lengvas klausimas, kiti gal per sunkus. Tai čia tiesiog siūlymas, jeigu jūs matote, kad tie mokiniai gali ir sugebės atsakyti tos klausimus, tai galbūt jūs galite ir pakeisti tą savo nuožiūrą, va, tarkim, nurodyti mokiniam ten kažkokį užduotį, antrą, trečią klausimą atsakys vienas mokinys, o ten kas labai sunkiai sekasi, tai galbūt pirmą lengviausia atsakys. Tai va, tai pagal save jūs kiekvienas galite sukeisti tuos numeriukus, tuos simboliukus. Taip, dabar dar norėčiau paminėti, kad temose jūs rasite ir tokį vat, spalvotą foną, tai gali būti ir kaip įdomiosios fizikos, galbūt žinyno lapelis, kaip aš vadinu, arba tai gali būti kaip papildomas kažkoks tais dalykas, įdomi informacija, arba šiuo atveju tai yra vat, bandymas, kurį išnagrinėję mokiniai turėtų toliau skaitydami tekstą suvokti, kas tai yra inercija, nes tas pagrindinis tekstas yra siejamas su tuo bandymu. Tokių tikrai yra vietų ir galite, vat, būtent jeigu jis yra tas dalykas, tas bandymas ar spalvotas fonas įdėtas į temą, tai reiškia, kad reikėtų perskaityti, atlikti tą užduotį nesudėtingą ir toliau plėtoti tą temą ir aiškinti medžiagą, kas yra, tarkim, ta, vat, šiuo atveju inercija. Šitą jūs matote dabar tokią šiek tiek skaidrę, nu, kaip tema atrodo, kodėl čia išdėstyta bus ten per vidurį tie tos visos iliustracijos ir piešinukai. Pasakysiu atvirai, kadangi čia yra atvarto tema tik tai ir jinai, matot, yra išdėliota taip pagal maketą, kad čia pradžia, kitoj pusėje, kitam puslapį yra pabaiga, dėl to taip atrodo keistai, kad šitoje vietoje viskas susigrūdusios yra tos iliustracijos. Dar ko nepaminėjau, kad temų gali būti vat, būtent atvartinių, tai yra per 2 puslapius, gali būti temų, o šiuo atveju kaip yra net 3 puslapiai, gali net būti ir 4. Nereikėtų išsigąsti tos didelės apimties dėl to, kad stengiamės, kad būtų kuo aiškiau mokiniam ir parašytas tekstas ir kad trumpi sakinukai būtų ir kad jeigu, tarkim, kad ir kažkoks vat, skirelis mechaninio judėjimo, kuris reikalauja visokių grafikų, nagrinėjimo ir uždavinio sprendimo, tai atitinkamai va tokie va blokai ar iliustracijos jos užima vietos tome atvarte. Tai mes negalime taip griežtai laikytis to, va, būtent kaip darėm 7 klasėje, kad tilptų, mokiniui būtų patogu 7 klasėje tik tai vieno atvarto tema užimtų, reiškia, 2 puslapius. Dabar jau 9-okai, jau jie tikrai yra vyresni žmonės ir mokiniai ir tikrai gali perskaityti iki 3, o net galbūt ir 4 atvartų temą, nes, kaip minėjau, tai didelę dalį gali užimti iliustracijos ar kažkoks uždavinių sprendimas ar kažkokie tais grafikai. Na ir dar nepaminėjau, taip pat ir galima rasti vat, būtent tokius QR kodus, tai yra nuorodos į virtualiuosius išteklius, skaitmeninę informaciją. Na ir jeigu jau kas dirbote ir žinote tuos mūsų visus
kaip čia pasakyti, metodinius dalykus. Tai vat tie QR kodai gali būti įdėti netgi ir į kažkokį tais, tarkime, laboratorinį darbą. Tarkim, galima, jeigu yra, matome, kad simulacinė programa kažkokia ir galima tą darbą atlikti virtualiai, tai mes tą nuorodą QR kodą būtent dėjome ir į tą aprašymą to darbo konkrečiai, kadangi tai skaitmeninė ta medžiaga, ar tai simulacija, ar tai mokiniui padėsianti kažkokį tai užduotį galbūt atlikti, pagyvinanti tą temą dalis, tai vad būtent QR kodus, nuorodas jūs galite rasti ir temos pradžioje, ir toliauesnėse puslapiuose, netgi būna, kad įdėta yra ir pas mus kažkoks klausimas yra užduotyse, QR kodas yra įdėtas ir pasakyta vaikam, kad naudokis ar ten telefone savo, ar kažkokioj ten planšetėj, atsidaryk tą QR kodą ir atlik vieną ar kitą užduotį. Tai aišku, jau čia reikės stipresnių mokinių, pavyzdžiui, galbūt ten lengvesnių, nežinau, ar yra tankių užduočių, bet ten, kur matote, kad QR kodas yra užduotyse įdėtas, tai reiškia, kad jau ten reikėtų kažką daryti, analizuoti ir tas mokinys, kuris turi specialiųjų poreikių ar sunkiau sekasi jam fizika, tikrai jam būtų šiek tiek sunkiau, reikėtų jam pagalbos. Taip, dabar toliau. Šitą temą norėčiau būtent irgi šiek tiek paanalizuoti, parodyti. Senam vadovėlį mes tik buvom užsiminę, kas yra ta jėgų atstojamoji. Dabar, kadangi reikėjo mums pagal programą naują, būtent jau ir jėgų vaizdavimas rodiklėmis ir vektoriais ir taip toliau, mes šitą temą irgi, matote, skiriam 3 puslapius, kadangi daug, nemažai, kaip minėjau, yra iliustracijos nagrinėjamos. Kaip šiuo atveju matote ir iš 2 jėgos viena kryptimi veikia, 2 jėgos priešinga kryptimi veikia ir atitinkamai mes parodom, kaip B variante šitos iliustracijos, kaip reikėtų tos vektorius atidėti, kaip juos nukreipti, kad gautumėm atstojamąją jėgą. Ir, kaip minėjau, mėlynos ir žalios rodiklės, tai yra parodytos tos dedamosios jėgos, o bendra jėga, ar tiesiog jėgų atstojamoji, mes visur žymime ją raudona spalva. Na ir čionais šiuo atveju irgi yra jėgų sudėtis, tai būtent lygiagretainio ir trikampio taisyklė, paprasčiausias pavyzdys laivas ir 2 vilkikai, kaip reikėtų sudėti tas jėgas. Taikėm būtent, kad būtų užduotis ir tema aiškinama ir susijęta su mūsų kasdienybė, ką mes galėtumėm pamatyti. Ar tą patį automobilį sugedus, ar laivus tikrai vaikai matė ir galėtų tą situaciją labai lengvai pritaikyti ir išspręsti ir atlikti kažkokią užduotį. Ir tema būtų jam aiški. Na ir toliau toje pačioje temoje parodyta, aišku, kai jeigu atstojamoji lygi nuliui, kas vyksta, ar kūnas juda ar nejuda. Na ir pabaigai dar norėčiau paminėti, kad jėgų skaidimas yra parodytas. Mes ką tik išsiaiškinome, kad gali būti 2 jėgos sudedamos, viena bendra gaunama, o šioje vietoje tą vieną jėgą mes galime išskaidyti taip pat į F1 ir F2 ir skaičiuoti atitinkamai vieną ar kitą jėgą pagal Pitagoro teoremą remiantis. Na ir toje pačioje temoje mes pateikėme taip pat uždavinio sprendimo pavyzdį. Čia nubraižyti vektorius, suskaičiuoti jėgų atstojimą, nustatyti, tikrai gali mokiniai užduočių rasti. Na ir viena iliustracija, čia jau prašome būtent parodyti, nubraižyti brėžinį savo sąsiuvinyje ir paskaičiuoti ar atlikti kažkokias užduotis, perbraižius, grinai tą pačią situaciją, kokią mes čia pateikėme. Toliau, Spektras Plus įdėjau šitą temą čia, aišku, kaip matote, jau ne iš jėgų skyriaus, bet tik dėl to, kad tų kartais nepagrindinių temų papildomų nėra tame skyriuje. Tai įdėjau kaip pavyzdį iš antros skyriaus, būtent kur buvo pas mus šiluminė energija, vidinė energija. Tai kaip pavyzdį, ką norėjau paminėti ir akcentuoti, kad tos temos nėra numeruojamos, tai jūs tikrai niekaip nesuklysite ir jeigu tik tai matysite, kad yra laiko ir norite 30% būtent laiko skirti šiai konkrečiai temai, pavyzdžiui, būsto šiltinimui, tai jūs matysite, kad čia yra ta pati visa metodika, metodinis aparatas tas pats, tai yra įvadas į temą, potemiam suskaidytas yra tekstas, na ir aišku,
Taip pat vadovėlio, tai yra temos gale yra tai tos pačios užduotys, jos sunumeruotos ir suskirstytos pagal tą lygį mokinių. Galite nagrinėti tą temą, galite galbūt duoti mokiniam paskaityti, o galbūt patys mokiniai, kurie labai yra žingeidūs ir gilinasi į tuos dalykus, skaitys. Čia tiesiog kaip siūlymas, papildoma įdomi tema, kurią galima būtų išdėstyti būtent 30% laiko sąskaitą. Toliau matome skaidrėje pateikti, vat, kaip minėjau, yra du skirtingi dalykai, tai yra išbandyk rubrika ir laboratorija. Kuo skiriasi, tai iš karto į akis jūs matote krenta atspalviai. Visus laboratorijos yra žalsvos tokios, taip, ir jų, aišku, yra netgi pateikimas kitoks. Čia yra ir darbo tikslas nurodomas, darbo priemonės, hipotezė arba būna iškelta, arba jau dabar devintokai tai jau patys jie turėtų suformuluoti, išsikelti, užsirašyti siuviniai, darbo eiga parodyta ir atitinkamai gale tada yra užduotis teikiamos. Šiuose dalyse, kur yra išbandykite šitie bandymai, tai yra paprasti scenarijai, bandymam atlikti nereikia kažkokių tai specialių priemonių, nebent va čia medienos, galbūt su technologijos mokytojais galima būtų susikooperuoti, kaip minėjau, ir atlikti kažkokį darbą. O tokių elementarių priemonių, kurios čia yra pavaizduotos, tikrai namuose mes galime rasti. Tai čia yra siūlymai atlikti darbus, gali mokiniai patys, galite jūs įdomesnę pamoką suorganizuoti, tarkim, klasėje iš anksto pasakius, kad mokiniam atsineškite, pasiruoškite kažkokių daiktų. Šiuo atveju čia yra masės centras, čia yra inercija ir atitinkamai čia yra jėgų. Būtent pirmoji tema apie jėgas, kur kalbame, tyrinėjamas jėgos. Na, laboratorijos jau kaip suprantate, tai yra jau sudėtingesni darbai ir jie gali būti atliekami pamokos metu. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, čia yra dinamometro skalės gradavimas, tai yra toks įprastas mums, trinties rūšis, Huko dėsnio tyrimas, kitų skyrių, pavyzdžiui, yra ir savitosios šilumos nustatymas, ir garavimo šilumos nustatymas. Tikrai yra tie darbai paruošti jūs vėlgi netgi galite mokiniam duoti namuose, užduoti, tarkim, paskaityti jau kaip bus daromas tas darbas, kad jie susipažintų ir atitinkamai dar kas skirtinga nuo tų išbandyk rubrikos būtent bandymų. Mes jau čia pateikėme būtent ir absoliučią, ir santykinę paklaidą, mokome skaičiuoti. Atrodytų tikrai paklaidos yra sunkus dalykas mokiniam, labai sunkiai įkandamas. Tai vad 7-8 klasė mes tik bandėm dar, 7 galbūt mažiau, 8 šiek tiek daugiau, apie absoliučią paklaidą kalbėjom ir mokinom jau, kaip darant darbus reikėtų ją įvertinti, nurodyti. O jau 9 klasėje netgi yra, aš vėliau parodysiu, priedė įdėtas mūsų paruoštas būtent paklaidų nustatymas, kas yra, kaip skaičiuojama visas atvartas, kad mokiniai jau mokintųsi dabar, kaip tai yra svarbus tas tikslumas atliekant darbus. Kadangi, kaip žinote, 11 klasėje dabar yra būtent matavimai ir sistemos vienetai pagal turinį nagrinėjami, tai ten yra ir parašyta, kad jau prisimenami tie dalykai, tai mums tikrai reikėtų pradėti mokinti jau nuo 9 klasės ir santykinę, ir absoliučią paklaidą atliekant darbus įvertinti. Na ir šitų laboratorijų pabaigoje yra, kaip minėjau, užduotis, jas galima atlikti papildomai po darbo arba namuose galbūt galima užduoti įvairiai. Tarkime, galima atlikti šitas užduotis klasėje ir pabaigti mokiniam užduotis atsakyti raštu namuose ir atnešti, pristatyti darbą. Galite įvairiai kitaip keisti pagal save, pagal nuožiūrą. Tuos darbus, kaip minėjau, galime atlikti kai kuriuos ir naudojantis QR kodu. Tai šioje vietoje, matote, yra ir parašyta, kad darbą galime atlikti simuliacinę
programa. Tai jeigu, tarkime, norime labiau, kad mokiniai pažaistų, kaip minėjau, su tais įvairiais prietaisais ir pačiupinėtų juos ir turite tų dalykų, priemonių mokykloje, tai galima daryti jį normaliai, ant stalo susidėjus priemonės, o galbūt kažkuris mokinys, tarkim, ar tuo metu sirgo, ar kažkur tais išvykęs ir jisai irgi norėtų padaryti, o laiko kaip visada mums trūksta, gali ten jam nurodyti vat, būtent tą QR kodą ir jisai galėtų tą užduotį atlikti pats namuose ir pagal aprašymą atlikti užduotis ir atnešti jum tą darbą įvertinti. Nes šituos darbus mes siūlome, kad jeigu tik tai yra noras ir galimybė, galime juos būtinai įvertinti pažymius, skatinti mokinius, vis tiek tai yra didelis darbas atlikti jau šitos visus matavimus. Toliau matome, yra pavyzdžių, įdėjau 6 tokias iliustracijas, tai yra įdomiausios fizikos. Tikrai žinote, kad į fizikos mokslus mažai kas renkasi juos ir stoja ypatingai mažai žmonių, studentų būsimų, kaip šiais metais berods, jeigu neklystu, tik tai vienas. Tai norėtumėm, kad šitie puslapiai galbūt juos skatintų domėtis, kas vyksta aplinkoje, įvairiais reiškiniais. Tai tikrai yra tie įdomus faktai ir ar tai kažkokios biografijos, ar fizikos istorijos dalykai, ar kažkokie tais galbūt reiškiniai vykstantis aplinkui. Tai norime, kad šitos rubrikos tikrai nepraeitų, tai nepraverstų mokiniai, nepraeitų pro šalį, o atsivertę paskaitytų, pasidomėtų, kas yra ir iš fizikos istorijos, kaip minėjau, ir kažkokių tais reiškinių, o čia šiuo atveju gravitacija ir potvyniai, kad kuo daugiau įtraukti į tą mokslą, kuris tikrai yra įdomus. Taip, pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad vėlgi pakartoti, kad kiekvienas skirelis baigiamas yra tokiom rubrikom kaip santrauka ir pasitikrink ir jos skiriasi nuo tų pagrindinių temų tuom, kad yra tam tikrame fone. Santraukos dažniausiai yra toksai šviesiai žydras, pilkšvas atspalvis, o pasitikrink, va toksai gal čia kitokia spalva matosi, jisai yra kaip ir gelsvas. Na, kam jos skirtos, jūs suprantate, kad tai yra būtent žinių pakartojimui, įsivertinimui skirtos šitos būtent užduotis. Čianais tame atvarte mes tengiamės sudėti visą pagrindinę medžiagą ir dalykus, kuriuos tame skyriuje mes nagrinėjom. Nu, kaip ir dabar atsimenate, varčiau jums rodžiau vadovėlyje, šitie visi dalykai buvo. Tai vat būtent čianais kaip jėgos, nuo ko jinai priklauso, didumas, veikimo taškas, kryptis, žymėjimas jėgos, dinamometrą vėlgi pakartojom jo dalis, nors apie tos dinamometrus jau gal sužino ir 5 kokioje, 6 klasėje, bet tikrai dar ne pro šalį pakartoti ir 9 klasėje. Na ir kiekviena jėga, ar tai būtų tamprumo jėga, formulė, sunkis ir svoris, kaip jie žymimi, kaip skiriasi. Mokiniams šitie puslapiai tikrai padės pasiruošti kažkokiam atsiskaitiniam darbui. Tuo labiau, jeigu, tarkim, vėl ar jisai sirgo, ar išvykęs buvo ir reikia greitai pasiruošti tam kontroliniam ar savarankiškam kažkokiam darbui, tai šitie puslapiai mokiniam padės tikrai viską, jeigu tingės ir skaityti visas temas, padės viską vienoje vietoje suras ir atsakymus visokius į klausimus ir ką reikia įsiminti, jisai ras būtent santraukose. Pasitikrink rubrikoje mes įdėjome tokius kaip atskirus užduočių pavadinimus, kad būtų aišku, kad kiekviename skyriuje mes galime rasti būtent šitokio pobūdžio klausimus, kaip atpažink sąvokas iš apibūdinimo, įvardink arba nurodink, kas kur pavaizduota, taip ar ne. Tada suskirstyk į grupės, tada surasti teisingą atsakymą, kaip testo formos klausimai, pritaikyk gebėjimus ar spręsti užduotis, tai yra jau sudėtingesnės užduotis. Tai vadinasi, jeigu, tarkim, jūs ruošitės kontroliniam darbui ir turite savo užduotis kažkokias mokiniam, galite užduoti netgi ar kartu klasėje paspręsti tuos uždavinukus ar namuose užduoti, kad jie pasižiūrėtų, kaip jie pasiruošia atsiskaitimui. Kiekvienos šitos rubrikos pasitikrink užduočių atsakymų
vadovėlio gale yra pateiktos atsakymai, tikrai gali jie pasitikrinti, ar jie gerai atliko tas užduotis. Na ir norėčiau paminėti būtent, kad tie, kuriems silpniau sekasi, tai galėtų jie, ar mokytojas, vat jūs, tarkim, konkrečiai galite pasakyti, kad jeigu nors atsako iš tokį klausimą, kad kaip atpažinti iš apibūdinimo, kokia tai sąvoka, nes beje, iš karto žinom, kad vat, ką tik buvom kartojom, kas tai kur yra. Ir tas mokinys atsakęs į klausimą vien pajus džiaugsmą, kad tikrai kažką jisai išmoko, nes tikrai yra silpnų mokinių tokių ir mano klasėje, kur matosi, kad labai sunku jam atsakyti į vieną kitą klausimą. Tai ar kažkokį tais vat, testo klausimą atlikti, ar šitą, kaip minėjau, atpažinti sąvokas, jam yra lengviau atsakyti, kai jisai turi ar variantus, ar, tarkim, jų užuomeną kažkokią. Taip pat ir šitos klausimus, kurie taip ar ne. Čia parašyta pas mus yra surask 3 klaidas, bet yra ir tokių užduočių, jūs rasite vadovėlį, kur tiesiog mokiniai siūlom, kad yra vat, punktai, tarkim, ten 4 ir 5, pats sužymė, kur yra taip ar ne. Tai vat, vėlgi galima rasti klaidas ir susižymėti galime ar taip ar ne. Teisingai ar neteisingas yra tas teiginys. Tai irgi yra tokios užduotis pakankamai nesudėtingos, sakyčiau, ir gali mokinys irgi atsakyti, kuriam sunkiau sekasi. Na, gabesniem, aišku, jau išspręsti uždavinius, kur reikia taikyti formulės, ar nagrinėti kažkokį grafiką ar iliustraciją. Yra vat, būtent šitoj pusėje pateikiamos jau kuo, reiškia, nuo lengvesnio prie sunkesnio. Supraskim taip, kad yra išdėstytos užduotis. Tai va, tai čia konkrečiai yra jėgų skyriaus pasitikrink ir kaip jis atrodo, vat jūs dabar galite maždaug įvertinti. Yra iliustracijos, skyriaus pradžioje tos panašios iliustracijos buvo, būtent kur kinta forma, greitis ir kryptis. Na ir dabar matome, kad irgi yra vat, panašus, tik tai galbūt kita situacija, panašios nuotraukos, kurias galima nagrinėjant atsakyti į tam tikrus klausimus, koks yra poveikis. Toliau, kaip minėjau, yra vadovėlio gale priedai. Tai dabar, kaip suprantam, kad tikrai labai sunkiai įsimenamos yra formulės. Tai nusprendėm, kad kiekvienam vadovėlio gale, pabaigoje įdedame tos būtent klasės uždavinius, kur sprendėm ar formulės taikėm, būtent tuos visus dalykus į lentelę, kad fizikinis dydis, žymėjimas, formulė, pagrindinis matavimo vienetas. Beje, norėčiau paminėti, vat, būtent iš savo patirties, aš mokiniam per mokslo metus tikrai duodu du maždaug tokius kaip fizikinius diktantus, kaip aš vadinu, būtent iš šitų dalykų. Taip jiem ir sunkiau, tiksliau lengviau išmokti visus fizikinius dydžius ir nebus taip sunku ateityje. Ir girdėjau mokinių atsiliepimų būtent, kad minėjo, kad mokytojo gerai, kad jūs mums davė tokius dalykus išmokti, jie prisivertė, nes kai kurie ir tingi, nors yra ir gabus, o prisiversdami, vat, būtent atsakyti į tos mano fizikinius diktantus, vat, būtent aš jam pasakau, nusibraižom lentelę ir aš diktuoju fizikinius dydžius, ne tokia tvarka, kur nurodytus, ir mes taip tikrinam jų žinias, vat, būtent pagrindinius vienetus, formulės ir kaip žymisi dydis, nes daugiausia klaidų ir būna, kaip vat, būtent neskiria žymėjimo ir matavimo vienetų, kartais būtent yra maišomi tie dalykai. Dabar, aišku, 9 klasėje ir nemažai tų yra jau graikų abėcėlės raidžių, fizikinių dydžių ir tam, kad jiem būtų lengviau ir rašyba tikrai mokiniam kliūva dažnai, tai įdėjom ir graikų abėcėlę, kartotinius dalinius matavimo vienetus, nes tikrai 9 klasėje sprendžiant uždavinius reikia pasiversti tos dalykus. Čia matote, įdėjom ir tankio lentelę, pasitikrink užduočių atsakymus, sąvokų asmenvardžių rodiklę. Ir, vat, kaip minėjau, šitas vat, puslapis yra prieduose matavimo paklaidų įvertinimas. Kadangi atliekant mokiniai darbus susidurs su užduotimi, pavyzdžiui, įvertink paklaidas, ir mes vadovėlėje, kad būtų patogiau mokiniam, nurodome, pavyzdžiui, žiūrėk vadovėlio gale, ten ar tokį puslapį, kuriame jisai gali būtent atsivertęs surasti tą informaciją. Kas yra absoliučioji matavimo paklaida, jos formulė, kaip ją nustatyti, pavyzdžių duodame ir čia šiuo atveju pieštuko ilgis nustatomas, kaip yra nurodoma absoliučioji paklaida. O šitoj pusėje yra pateikta santykinė matavimo paklaida, kadangi tikrai yra sunku mokiniam tą dalyką įvertinti, tai nutarėme, kad atskirai prieduose mes šitą puslapį būtent atvartą įdėsime.